Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Kaip ir daugybė jaunų žmonių iš viso pasaulio, bent 600 jaunų žmonių iš Lietuvos, aš važiavau į Lisaboną į pasaulio jaunimo dienas. Viena iš jų išpuolė Evangeliją apie Jono Krikštytojo galvos nukirtimą. Ir žinot, yra įdomu, kad šventas raštas nedaug kalba apie gimtadienius. Kažkada su savo kirpėja, kuri yra Jehovos liudytojo, kalbėjomės, jis sako, nesąmonė švęs gimtadienius. Sakau, kodėl? Ir jis sako, šventas raštas tik 2 vietose kalba apie gimtadienius. Vienas iš jų yra apie Erodo gimtadienį, tos dienos Evangelija, kai gimtadienio šurmulyje Erodas tiek nuprotėjo, kad užmušė žmogų. Ir kitas pasakojimas yra iš pradžios knygos pabaigos, kai faraonas švenčia savo gimtadienį ir jis jo pabaigoje iškepa savo kepėją. Gal neiškepa, gal tiesiog nužudo savo kepėją, bet žodžiu dar viena šventė, kuri baigėsi visišku fiasko. Ir mano kirpėjos argumentas buvo toks, gimtadienis yra neteisinga šventė, yra savęs pašlovinimo šventė, ji yra sudievinimo, kažkokio labai neteisingo žmogaus išaukštinimo būdas. Bet pačiose jaunimo dienose kalbėjomės autobuse, jas važiuodami, 40 studentų, ir turėjom tokius labai trumpus pokalbius įvairiomis temomis. Viena iš jų buvo, koks tau pats ryškiausias praėjusio mėnesio momentas. Mergina, kuri sėdėjo šalia mane, sako, pats ryškiausias visos Liepos momentas, o tai buvo pati Liepos pabaiga, yra, kai čia atvažiavus į pasaulio jaunimo dienas, 40 žmonių dainavo man su gimimo diena. Ir aš supratau, kad vis tik tai yra kažkoks kitas būdas švęsti gimtadienį, yra kažkoks kitas būdas švęsti gyvenimą, nesudievinant žmogaus, nešlovinant jo, bet labai krikščioniškai pripažįstant, kad jo gyvenimas yra dovana. Dovana jam, dovana mums ir tuo pasidžiaugiant. Jaunimo dienose apie tai labai vertėjo kalbėti, nes žmonių aplinkui yra milijonas. Tikrai to žodžio prasme. Visas miestas yra pripildytas importuotų žmonių. Lisabonoje gyvena gal porą ir tada dar beveik pusantro atvažiuoja papildomai. Visos gatvės pilnos. Įvairiausių katalikų su įvairiausių spalvų vėliavom, dainuojančių savo dainas, šūkaujančių savo šūkius. Ir kartais atrodo, kad tų žmonių yra per daug. Įspūdinga pagalvoti, kad man ten dalyvaujančiam pasidaro labai greitai sunku. Jų per daug, per ilgai reikia laukti maisto eilėje, neatsimenu jokių vardų, jie sako hello, how are you, ir suprantu, kad aš jo to žmogus niekada gyvenime nesutiksiu. Bet tada stop. O Dievas žino kiekvieno jų vardą. Kiekvieno jų gyvenimas yra įspūdingas, sakytumėm, visiškai unikalus ir visiškai nepakeičiamas jokių kitų gyvenimų. Tose jaunimo dienose, be kita ko, iš tos dienos išsinešu tą pamoką. Neįmanoma man apriepti ne keliasdešimt žmonių savo širdimi. Dievo širdis apriepia juos visus. Kokia ta širdis? Kaip gražu į ją žiūrėti, kaip gražu įsivaizduoti tokią širdį, kurioje telpa visi žmonės, kuriuos mačiau prieš 10 sekundžių ir jau nebeatsimenu jų veidų, nebeatsimenu jų vardų, neatsimenu nieko, nors ir apsikeitėm šypsenom gatvėje. Ir nuostabu žiūrėti tą Dievo širdį. Ta diena beliko tik tai galvoti apie kiekvieną jų, galvoti kaip toli nuo to esu, bet kaip nuostabu. Kaip nuostabu, kad visa žmonija yra apriepiama bent jau viena širdimi, tai yra Dievo širdimi. Ir švęsti gimtadienį tokioje vietoje yra labai pozityvus būdas pasidžiaugti. Tebūnie neduodant didelės dovanos, bet pripažįstant visišką to gyvenimo gėrį. Tokį įspūdį išsivežu iš pasaulio jaunimo dienų, kurios labai gražiai rodo, kaip galėtų atrodyti pasaulis. Galima klausti, kodėl jis toks nėra. Bet
gera įsivaizduoti, gera pamatyti. 1,5 milijono žmonių, atstovaujančių beveik visas pasaulio šalis, kaip broliai ir seserys. Nebūtinai žinantys viską vieni apie kitus, bet žinantys, kad tarp jų yra vienas, kuris visus juos pažįsta.